Sveiki, mėly bičiuliai. Sveikinasi penktadienio popietę šitą. Iš tikrųjų, Gabrielius iškeliavęs būna prie jūros, tai nepykit, matysit kalbančią galvą arba ką įsidės iš jūros vaizdų arba marių. Trumpai šį kartą bus, tai didelių aktualijų kažkokių nėra, žmonės atostogauja, visur išlėkia. Kažko labai ypatingo nepadarys, nebent sinoptikais pasigirti. Žinokit, sinoptikai visada meluodavo, bet taip kaip šįmet nepataiko, tai turbūt koks 30%. Jeigu rodo saulę, lauk lietaus. Jeigu rodo lietų, kaip vakar išlėkiu žvejom, tai ką tu, saulė plėskė, žodžiu, viskas gerai. Tai va, pasižiūrėkit, 3L lydekų lyga, viskas vyksta, žmonės matos, kad atostogauja, važiuoja, gaudo. Iš tikrųjų, tiek gražių laimikius, starkiai didžiuliai, lydekos. Ešeriai, žodžiu, ko tik tai nori. Ir tikiu, kad šį mėnesį irgi rugpjūtį dar daugiau žmonių atostogaus, tai tikriausiai pamatysim dar daug gražesnių laimikių. Dėkui Patreon rėmėjams mūsų, ačiū, kad nepamirštat, ačiū, kad remiat, jūsų laida, šita ir kitos laidos egzistuoja. Dabar keliaukime į Lietuvą, pirmiausia į vakarų Lietuvą. Kas gero tenai, tai iš Klaipėdos tradiciškai, kur dabar turbūt pusiam pajūry trečdalis Lietuvos yra, bent jau kaip sakė Darius, sako, kažkoks amplodis, neįmanomai žmonės šluoja sliekus, sako, ten po 25 dėžutės kiekvienam, sako, kiek užsakom, kiek atvežomis trūksta, sako, nespėjam. Tai smagu, kad ten keliauja ir iš tikrųjų iš ten nėra blogos žinios, pirmiausia, tai spiningavimo mėgėjam. Tikrai startukai kimba įspūdingai, apie dydžius gal patilėkim, bet, sakykime, 20-30 pagauna, ten pakelis gumų, tai, sako, tiesiog išeina taip, o įmamos starkio dažnai ir nepavyksta pagauti. Bet pasitaiko, čia irgi Algis gaudamas geiką, tai pataikė 5 įmamus gražius starkius pagavo, kitą dieną 3 lėkė su kateriu, tą vietą pasiryžė, pagavo lygiai 1. Starkiai dar kelis mažiukus, žodžiu, plaukė gaudys trimelių, kad jau badu nemirti, žodžiu, kažkur prisibaigti, tai laimės dalykas, bet kibimų daug yra iš tikrųjų ir prie Kiaulės nugaros, ar kitose vietose, kur ten ne tik daug klaipėdiečių žino. Jūroje irgi plekšnė kimba gilyje, taip pat strimelė jau minėta. Ir karosai. Karosai kimba neblogai visur. Ir prie Mukrano, žodžiu, visuose mariuose, kur tik įmanoma prieiti vietą, užmesti, kur nėra nendrių juostos, tokių vietų nėra daug, tiesą pasakius. Viskas yra gerai, kimba karosai, iš Kuršių marių, iš Kuršių nerijos pusės irgi girdėt karosai, gal karšių ten daugiau pagauna. Čia viskas gerai iš Klaipėdos. Jeigu keliausime į Šilutę, iš Šilutės pusės vėlgi visi gaudo karpį su laukinė, šiaip sezonas silpnesnis, kaip sakė Ričardas iš parduotuvės, nei Ričardo tikrai jaučiasi, kad silpniau. Gaudytojų daug, o 2 kompanijos gaudė nieko nepagauna. Važiavo 3 kompanija, 7 karpiai, žmonės nepatekyti, o čia silpniai kybo. Bet šiaip kažkaip, gaudo visi po truputį kažką pagauna, kas gaudo. Po 1, po 2, po 3 žuvis, fantastikos, kažko nereikia labai tikėtis, bet pagauna žmonės. Kas dar į karosų papuola su karščiu, visi galvoja, kad karščio nėra, nekimba, bet matyti ateina mados, kokios yra ir iš Nemuno aukščiau Kauno. Tai, žodžiu, nieks nekimba, gaudo sliekais, gaudo ko nekimba, pabandė žmonės gaudyti odą trūklio lervomis, pasipylė karščiai, vienas papylėsi per valandą 7 pagauti. Žodžiu, galbūt yra tokia teorija, pirma, tai kad karščius ten daug yra odo trūklio lervų dugne. Tai va, ir jie, žodžiu, maitinasi ten dumblo smulkiais organizmais ir į mūsų jaukus ir sliekus galbūt nereaguoja. Kita beje teorija irgi labai yra įdomi, kad kadangi vyravo šiaurės vėjai, tai žodžiu visą žuvį nupūtė į Rusijos pusę Kaliningrado, net jau neša maisto medžiagas ir tie patys karpiai dideli vadinami sazanai iškeliavo tenais ir ten jau girdėt gandai, kad ten tiršta, tiesiog vanduo verda ir tai prisiminus. Taip kalba žmonės, aš tai galvoju, kad visada yra tas dalykas, kitoje upės pusėje visada daugiau žuvies ir mergos gražesnės ir taip toliau. Tai va, iš Šilutės pusės tiek, iš Jurbarko dabar irgi, jeigu keliavome į Jurbarką, Jurbarke primo truputį karšiai bando gaudyti, pajudėjo ešeriai, iš tikrųjų pajudėjo ešeriai ir lydekos, vienas kitos spiningauti truputį pradžiugo su karšiais, taip jau liūdniau negu buvo, bet nereikia ir norėti, visą mėnesį kybo. Kalba, kad galbūt žuvis aukštyn pajudėjo kažkuris Rečios pusė link Kauno. Iš Kauno irgi tą patį girdžiu, kalbėjau su Algirdu iš pilnos valties. Pagauna karšių, bet reikia ieškoti. Buvo būrelis, sugaudė, kitą dieną atvažiuoja, nėra, vėl kažkur judė aukštyn žemyn, tų vietų daug nėra, vėl reikia ieškoti, vėl bandyti, kimba daugiausia naktim.
reikia pasišvęs, žodžiu, loterijos principas yra. Ir šiaip Nemune taip sunkiai apie Kauno, taip kažkaip, tai irgi iš Kauno marių nieko per daug gero negirdėt, pačiam Nemune, Šančiuose, kitų rajone, vakarais, kas turi bambas pasidaręs, kas jaukinasi, karšių pagauna. Bandė ir Algirdas gaudyti, tai pagavo vieną gal 3 kg, ten smulkmės. Pridaužė, žodžiu, veiksmas yra, bet irgi taip pagaut galima, ne fontanai, tas pats iš Neries girdėtai. Daugiau plakių pagauna, karšiokai smulkesni, tai šapalų, tai dar kažkur upinė žuvies, tai kukuoju prisišaukė, žodžiu, žuvies yra, veiksmas yra, suplūdė gaudant, bet nestebuklai. Gerai, keliaukim čia kažkaip peršokom, žiūriu iki Kauno netradiciškai, keliaukim Pietų Lietuvą. Tai iš Varėnos kažkur iš Druskininkų pusės labai gerai kybo karšiai, praeitas, kaip sakiau. Dabar tas gerumas truputį sumažėjęs. Iš Nemuno girdėti, kad nebepagauna, neberanda. Jis gal pasidavus kitur. Ir šitą iš ežerų girdėti, kad pagauna. Ir karosų, ne karosų šitų pagauna ir linų, pagauna karšiukų, su spiningo ešerių kažkiek pagauna, kas jau pelaginė medžioja ir be lydekos nelieka, bet irgi viskas veiksmas jau naktį. Apskaitai tokia tendencija naktinė žvejyba po truputį darosi, kas šitą metų laikų yra būdinga. Iš Alytaus pusės jau žinių daug. Modestas, kaip optimistiškai šviečia, sako, viskas iš eilės, sako, Nemunas yra nuprotėjęs, tiek karšių nebūna, sako. Tai va, iš kas daugiau girdėti iš tos pusės irgi ežeruose karšis kimba linai, paplėšrio žuvis kažkiek ešeriai, su lydekom sunkiau trupučiuką, bet veiksmas vyksta, viskas neblogai. Ir Marijampolė, tai turėtų tradiciškai pagirtam irgi naktinė žvejyba, dėkui vienam gale kablys. Sauliui už informaciją, tai žodžiu, visas gaudimas naktinis iš esmės. Pagauni kažką iki 11, bet pagrindinė žvejyba nuo 3 iki 5 valandų ryto. 1,5–2 kg karšiai, tai ir Orijos, ir Jurgėžeriuose, ir daug kur kitur. Naujukai gal silpniau, tikriau ne tik, kad silpniau kimba gerai, bet tokias smulkesnės žuvis, stambesnių mažiau. Linai kimba, kas gaudo karosai ir karpiai, kas turi privačius. Ešerys tai nubudo dydžiai neįspūdingi, bet kimba įspūdingai, guminukus trauko, žodžiu, toks, kas susiema vežadrebiais, nano džigais, mikro džigais ir visokiais kitokiais nano šmano. Pagauna neblogai, bet dydžiai tokie, vasariniai. Keliaukime į didžiosius miestus, kadangi Kauną jau šiek tiek aptarėme. Keliaukime toliau vėlgi tas pats iš Kauno marių, jeigu kalbėt Kaišiadorių regioną. Permainingų žymiai, šiaip prastokai, jeigu visumą žiūrėti. Bet yra kam pasiseka, žinau, trečiadienį kompanija nuvažiavo. Irgi turiu valandą 3 karosai, vienas ten 1,5 kg, kiti po 800 g, kažkur prie Darsūniškio, tai veiksmas vyko. Tai va, o toliau irgi, kaip sakyti, neurios permainingos, kas eina į srovę, unguriai tebekimba, lašišos vėl rodos ir ties Kaunų jau matos ir toliau, žodžiu, šįmet, kadangi aukštas vanduo, nemažai lyja, tikėtina jos atplaukia anksčiau. Ir gražu pažiūrėti, pasigrožėti šitą žuvį, tikrai yra smagu. Nuostabus vaizdai. Iš Vilniaus pusės irgi girdėti, kas iš aplinkinių ežerų, tai karščioką kažkas pagauna, bet šiaip sunkiai tikrai kimba. Karosai kažkokie, kažkas jaukina, lyna, toks irgi vasarinis ir noringas, gan prastas, jeigu tai palyginus kibimas, pačioj nereikia girdėti, kad pagauna vieną kitą karščiau ir šapalą gražesnį, kas daug plūdį negaudo, bet irgi tokie gandų gandai, labai konkrečiai pakalbė, kažkas kažkur, kažkaip. Tai iš Elektrėnų pusės ir Trakų pusės irgi verkia žvejai, kad karšių nepagauna, buvo mano bendradarbis irgi vienam tokiam tikrai neblogam ežere. Elektrėnų pusė tai atsidėjo beveik parą. Sušėrė apie 10 kg jaukų įvairiausių iš ankstinio granuliuotų ir šiaip taip ten kojas prisišaukė karšio nei vieno ir tokių. Šiais metais niekaip tas ežeras neatsidaro, tai tą patį, ką iš Dzūkijos girdžiu šičia. Lengvės seklus ežerai, nelabai dideli, mažesni, viskas su jais gerai. Gilus ežerai, niekaip neprasideda. Ko tai paaiškinti negaliu pasakyti, bet kažkaip tai ar pasikeitė migracijos žuvų takai ir kažkur kitur laikosi, neįsivaizduoju, ko paaiškinti, bet tikrai su karšiu prastai situacija. Visom šitam regione. Elektrėnos irgi gal kibimas neblogas, kas džiaugiasi, kas ešeriukas lydeko pagauna, bet ten vandens motociklai. Ten yra kažkas tai tokio baisaus košmaras. Tai anksti ryte ten, jeigu 4 išplauksit, galbūt kažkiek pažvėjosit, o toliau jau ten bus tik tai supsitės kaip oro balionai valtelėse, ten tarp vandens motociklų. Tai va, keliaukim
keliaukim dabar jau į Aukštaitijos pusę. Irgi daug labai informacijos neturiu, iš tikrųjų gal tokia žinia iš Molėtų, kad irgi su karščiais sunkiai, apskritai sunkiai labai skundžiasi. Ar kad žmonės jaukas, važiuoja, atostogauja, kažką įsėdi, kažkokį žagalioką, vis tiek ten kokiu kojų raudžių, kažko taip lakiu pagausi, gal ir vieną kitą karščioką, kas piningaus, gal ir lydeką kokią pagaus, iš žvalių girdėjau, kad irgi papuola ten vidury dienos tokie kibimo pliūsniai, bet taip atvirai tai ne kažką girdėti. Iš kitų regionų irgi iš Uteniškių kalbėjau, dėkui Jonai Trinkūnui, irgi žvėjojo čia irgi žmogus, sako, žmonių daug, sako, pas mus irgi sėdi dalis Lietuvos iš jūsų Vilnius, išliekia, ko mes džiaugiamės, prekybos ten rekordus muša, jaukai viskas eina puikiausiai, bet jeigu jau taip sako atvarai, tai nieko gero su kibimu. Linai kimba, karščiai apstojo sunkokai, lyg tai buvo čia pradėję, šeriukų ten pagaut galima, bet kelių ešerių labai stipriai paieškot. Su lydekom ramiai ir iš drūkščių tų pačių važinėjasi, sako, dar bandysiu lydeką, iškeliaus šeštadienį, kitą penktadienį važiuoti. Bet saugus, ešeriukais gerai, bet iš drūkščių įdomu irgi atvažiavo į parduotuvę. Žmogus klientas pirkus rodė nuotraukas, priguldęs ten karščių tokių po porą kilogramų. Ir pirko šitos baltyminius kukulius, tokius karšius, ir 5 kilogramus pakuotės. Tai ką sako, čia kažkur mes drūkščiuose nuo kranto nelabai kur pagaudysi. Aš sako, iš valties susišeriu, sako, baltyminiais kukuotės, 12-13 metrų ir sako, su žemne meškerė gaudau, tai pataikiau, ten, sako, karšiu, ten prigultės dar, pelimitus patilėsim šį kartą, sakykim, gal paleidau kažką. Tai va, tai toks įdomus dalykas, kad taip netradiciškai, bet žodžiu, galima drūkščiuose pagauti, tikrai geras ežeras, bet pakalbėjau su drūkšiškiais, kurie gaudo, labai skeptiškai pažiūrėjom, būna, sako, bet šiaip sudėtingas, skais karščiais daugiau vis tiek ešeriai prie šūnus visi orientuojasi. Iš Panevėžio informacijos šį kartą neturiu, iš Zarasų pusės irgi pakalbėjau, tai prastoka situacija, karščiais kažkaip, tai jau čia buvo lyg pradėjęs kipti, bet irgi išpažįstam, kad žvejojo visi su nuliais absoliučiais ir bandė naktį sėdėti ir kas sako, dar žvejyba, dar kiptų, bet sako, nuo 10 toks, sako, sienos tiesiog vadų būna, sako, nieks jokie plaškalai, nieks negelbėja, žodžiu, neįmanoma sėdėti, dar gerai kiptų, sako, dar kažkaip apsikestų, bet kai dar ir kibimo nėra, tai visai prastai. Šeriai kimba, šeriai po truputį kibioja, suranda ir Pavėly ir kitose ežeruose, tai pasigauti galima mikromasalais ir apskritai tendencija, net jeigu norit lydeką pagauti, žuvis nori mažų masalų, 5, nu maksimum 7 cm, tos pačios lydekos po 3 kg, puikiausiai nemnioja ir jeigu nenukanda, tačiau pagauti galima, tai mažų masalų metas. Ir tvičingas be abejo, irgi dirba aktyvus tvičingas, ešeriai matyt susikėlė, kažkur tai labai agresyvus mažais vobleriukais gaudimas, jis irgi duoda rezultatų. Tiek bičiuliai, trumpai šį kartą. Iki pasimatymo, gerų jums atostogų, gero laiko prie vandens, gerų savaitgalių, kas kaip galit. Vasara iš tikrųjų įsibėgėja, džiaukimės ją, netiek daug kaip beliko, paskutinis mėnesis artėja. Tai linkiu tiesiog daugiau laiko praleisti su šeimom, prie vandens, žinoma nepamiršti spiningo ir meškerės. Ačiū.